Sveiki, mėlyjei, turiu problemą. Nusipirkau sklypą, o čia krūva apribojimų ir įvairiausių sąlygų. Nežinau, nuo ko pradėti. Todėl atvykau pas Aliną iš Alipro ir ėmė kartu į konsultaciją. Visiems gyvenamosios paskirties pastatams, ar tai būtų 70 kvadratų, ar tai būtų 170 kvadratų, reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu sklypas nėra lygus, čia statybos pigios tikrai nebus. Kokie dar prisideda papildomi mokesčiai, apie kuriuos dažnas dar nežino? Pirmiausia, norėčiau akcentuoti, kad aš neturiu nieko prieš nekilnojamo turto brokerius, bet nepamirškime, kad visgi brokerio darbas yra parduoti. Alina, sakykit, ar tiesa, kad prieš perkant sklypą geriau pasikonsultuoti ne su brokeriu, o su pačiu architektu? Pirmiausia, norėčiau akcentuoti, kad aš neturiu nieko prieš nekilnojamo turto brokerius. Ir priešingai, mes su jais bendradarbiaujame ir teikiame jiems konsultacijas įvairiais savo srities klausimais. Bet nepamirškime, kad visgi brokerio darbas yra parduoti, o jūsų pareiga atsakingai nusipirkti. Ir būtent atsakingai. Tai reiškia, kad prieš perkant sklypą jūs turėtumėte konsultuotis ne tik su nekilnojamo turto brokeriu, bet ir tarkim su architektu. Tai gali būti architektas, kurį pasirinkote jau savo namo projektavimo darbams, gali būti ir bet kuris kitas architektas, kuris tiesiog teikia tokią paslaugą. UAB Alipro tai ir yra projektuotojas, tai yra projektavimo įmonė. Mes specializuojamės būtent gyvenamųjų namų projektavime, vienbučių, dvibučių. Ir šiai dienai esame vieni iš lyderių rinkoje ir tuo labai didžiuojamės. Turime begalę partnerių, dėl to savo užsakovams mes galime pasiūlyti didesnį paslaugų spektrą. Tai nėra vien tik architektūrinės dalies projektavimas, mes taip pat galime suprojektuoti inžinerinius tinklus, vandentekį, nuotekas, elektros atvedimą, dujotekio ir dar retsykiais atvedimą, taip pat konstrukcinę projekto dalį, kuri leidimui nėra privaloma, bet yra būtina statybos darbų vykdymui ir namo pridavimui. Alina, ar tiesa, kad daugelis žmonių šiai dienai galvoja, kad nereikia jokių leidimų, nusprendus statytis namą iki 80 kvadratinių metrų, bet po to susiduria su įvairiausiam problemam, atbėga pas jūs ir sako, SOS, gelbėkit, reikia visgi leidimo. Taip. Iš tikrųjų, tai yra labai dažnai pasitaikantis atvejis ir kaip bebūtų keista, nes atrodo jau N metų tas įstatymas yra pasikeitęs ir noriu akcentuoti netgi šitoje vietoje, kad visiems gyvenamosios paskirties pastatams, ar tai būtų 70 kvadratų, ar tai būtų 170 kvadratų, reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Be leidimo galima statyti sodo namą iki 80 kvadratų, bet sodų bendrijoje. Reiškia, jeigu jūsų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas yra vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statyba ir ji nėra sodų bendrijoje, tai jūs negalite statyti sodo namą iki 80 kvadratų be leidimo. Dar vienas labai svarbus momentas, kad jeigu visgi nusprendžiate pagudrauti ir kaimo vietovėje statyti iki 80 kvadratų negyvenamosios paskirties ūkinį pastatą, turėtumėte žinoti, kad jeigu jūsų sklypo naudojimo paskirtis yra vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statyba, tai tas ūkinis pastatas, jis galėtų būti tik kaip namo priklausinis. Reiškia, jis negali būti kaip pagrindinis statinys. Pirmiausia, projektuojame vienbutį gyvenamąjį namą, tada projektuojame arba net neprojektuojame, o statome be leidimo iki 80 kvadratų ūkinės paskirties statinį. Pinigai ir visi mokesčiai. Kokie dar prisideda papildomi mokesčiai, apie kuriuos dažnas dar nežino? Įsigaliojo infrastruktūros plėtros mokestis, kuris yra taikomas naujai statomiems pastatams ir taip pat rekonstruojamiems pastatams. Pirmu atveju, jeigu tai yra naujai statomas statinys, tai infrastruktūros plėtros mokestis būtų skaičiuojamas nuo bendro statinio ploto, ne užstatymo, ne dar kažkokio kitokio, būtent nuo bendro vidaus statinio ploto ir dauginama iš tam tikros pinigų sumos, kurią nustatė savivaldybė. Kaip pirkėjas turiu įsivertinti, kad ta kaina paaugs ne tik leidimai, ne tik projektai, bet ir dar papildomi mokesčiai galutiniam rezultate. Be abejo, taip. Kokias dažniausiai patys pirkėjai daro klaidas arba į ką dažniausiai netkreipia dėmesio? Yra keletas dažniausiai pasitaikančių klaidų. Pirmiausia, norėčiau akcentuoti, kad dauguma nepagalvoja apie sklypo reljefą pirkdami. Pirmas, kad paaiškėja, kad toje vietovėje, sakykime, yra taikomas
apribojimai, tam tikri apribojimai arba yra taikoma reljefo apsauga, tai reiškia, kad tą reljefą galima keisti labai minimaliai arba iš esmės jo keisti negalima. Ir tokiu atveju mes jau turėtume taikytis prie to esamo reljefo ir projektuoti tokį namą, kuris gražiai žiūrėtųsi būtent toje vietoje. Ar visgi mes tą sklypą užpilam, jeigu yra tokia galimybė ir nėra taikomi apribojimai, arba visgi liekame prie to reljefo ir kūrėme kažkokią įdomesnę architektūrą. Kitas dalykas, ko irgi dažnai nevertina pirkėjai, jeigu visgi pasiryžta užpilti ir išsilyginti sklypą, kas irgi dažnai yra galima, kad tas grunto sluoksnis, per kurį mes užpilame, yra visgi piltinis ir neturi laikančiosios gebos ir jis negali būti pamatų pagrindu. Tai reiškia, kad šiuo atveju žmogus investuoja ne tik į patį gruntą, ar ne, taip grubiai pasakysiu, bet taip pat jis turės brangesnius pamatus, nes per tiek, kiek mes užpylėme, tiek pagilėja mūsų poliai. Polis turėtų atsiremti į vidutinio stiprumo arba stiprųjį gruntą. Grunto granulimetrinę sudėtį nustato geologai grunto geologinių tyrimų metu. Jeigu sklypas nėra lygus, čia statybos pigios tikrai nebus. Tai į ką visgi reikėtų atkreipti dėmesį perkant sklypą? Pirmiausia, labai gerai išsinagrinėti dokumentus. Tai gali būti išrašas iš nekilnojamo turto registrų centro, žemės sklypo planas ir būtinai sklypo suformavimo dokumentai. Konkrečiai šį dokumentą dažniausiu atveju pirkėjas net nėra matęs. Tai yra toks dokumentas, kurio pagrindu buvo suformuotas tas sklypas ir nustatyti jam tam tikri apribojimai. Tai Alina, man dabar natūraliai išplaukė klausimas, kuris buvo paminėtas laidos pradžioje. Aš kaip pirkėja nusipirkus tokį sklypą ir pamačius krūvą apribojimų ir įvairiausių sąlygų, ką turėčiau daryti? Galbūt jūs iš asmeninės patirties patartumėt, ar statyti tai, kas yra galima, ar visgi priimti drastišką sprendimą ir parduoti tą sklypą ir ieškoti jau vėliau su architekto pagalba naujos vietos? Tikrai neturiu vienareikšmiško atsakymo. Reikia žiūrėti konkrečią situaciją. Koks tai yra apribojimas? Ar jis jums yra priimtinas? Na tarkim, gali būti ribojamas aukštingumas. Jūs norėjote 2 aukštų namo, aukštomis lubomis, 4 šlaičių stogų. Aukštingumas ribojamas iki 8,5 metrų. Viskas. Jau šioje vietoje tikrai aukštų lubų nebus. Greičiausiai, kad net ir 4 šlaičių stogo nebus, o turėsite rinktis modernų namą, plokščių stogų stabdintų. Tai jeigu jums toks sprendimas ir tokia korektūra yra priimtina, be abejo, jūs galite pirkti sklypą, nes dažnu atveju tas sklypas turi labai daug privalumų. Ir lokacija gali būti jums patogi, inžineriniai tinklai gali būti atvesti, galbūt solidi kaiminystė, galbūt paties sklypo kaina yra patraukli. Tai turbūt ir prisiminkime, kad pigiai ir gerai nebūna. Jeigu sklypas buvo pigesnis, tai greičiausiai reikėtų ieškoti niuansų, kodėl. Atpažinote laidoje savo situaciją? Reikalingas profesionalo patarimas? Susisiekite su AliPro ir jums tikrai padės, pakonsultuos ir ras patį geriausią sprendimą.